Noriu pristatyti vikras šeškes ir jų taisyklės. Jūsų žaidimas atkeliaus maiše, bus parašytas, kuris variantas bus išsirinktas. Čia atsisega, išsitraukiame iš maišo, maišą gražiai padedame, randame dar vieną maišelį, visai kaip saldainis, popieriukas popieriukė. Randate vartelius, vieni, antri varteliai ir išsiberiame šeškes. Šeškes pasidaliname po lygiai. Taigi, pasidaliname šeškes po lygiai ir pirštus dedame ant šaškių viršaus. Skirta damams saugant jų nagučius, bet tinka ir kai kuriems vyrams. Nusitaikome ir leidžiame per vartukus. Žaidimas vadinasi vikrio šaškės, todėl jūs neturite laukti, kad priešininkas jums praleistų šaškes. Turite kuo greičiau stengtis. Taip, jeigu žaidžiate vienas prieš vieną, jūsų viena partija yra baigta, pastumėte karūnėlę ir atsidaro antri varteliai. Tada pasidaliname vėl po lygiai ir paleidžiame šaškes taip. Stenkitės, kad jūsų šaškė būtų čia prie linijos, įtempiate ir paleidžiate. Pavyko. Sužaidžiate vieną partiją, antrą partiją, jeigu būna lygiosios 2-2, stumiame karūnėlės į šoną ir atsidaro treti varteliai. Tai jau iš 3 partijų nebus lygių. Jeigu norite žaisti 2 prieš 2, kas yra rekomenduojama, kai didesnė kompanija, pasidalinate šaškes, nusitaikote ir vėl leidžiate. Taip, pamatėte, kaip žaidimas gali būti žaidžiamas vienas prieš vieną ir 2 prieš 2. Smagaus žaidimo su vikriomis šaškėmis.